Medomiškių kaime nuo Darbėnų Laukžemės link nuvažiavus apie porą kilometrų kelias veda į kaimo turizmo sodybą, kur netikėtai atsiveria vaizdingai sutvarkytos erdvės, o jų centre šiltuoju metų laiku nuolat veikianti kavinė Kulšė. Sodybos šeimininkai Audronė ir Kęstutis Vičiuliai šią 3 hektarus užimančią ramybės oazę kūrė beveik 20 metų. Kaip sako patys sodybos šeimininkai, dabar tai jau tapo ne tik jų dviejų, bet ir visos šeimos užsiėmimu. Kaviniai vadovauja uostamiestyje studijuojanti anūkė Akvilė, taip pat talkina gretimais įsikūrusios dukros Astos šeima. Nacionalinės mokėjimo agentūros parama, gauta pagal lyder priemonę, administruojama Kretingos rajono vietos veiklos grupės Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija, taip pat prisidėjo prie spartesnio sodybos infrastruktūros gerinimo. Šeimininkai įsigijo trinkeles, kurias išklojo sodyboje, taip pat įsirengė sodybos puošmeną fontaną. Na, o kad Kulšės maistu galėtų mėgautis ne tik kavinės lankytojai, dėka paramos nusipirko mikroautobusą ir pradėjo tiekti maisto išvežimo ir banketų aptarnavimo paslaugas. Čia esate Vičiulių kaimo turizmo sodyboje, kuri yra vystoma ir apgyvendinimas, maitinimas, taip pat yra maitinimas svečiams atvykus paprastai dienai. Šitą verslą mes pradėjom prieš 20 metų su maža pirtele. Verslas pradėjo vystytis palaipsniui, didėjom, svečių poreikiai didėjo, tai todėl buvo nuspręsta didesnė plėtra. Yra buvo įruoštas gėlynas, terasos, buvo reikalinga papildomai greitai įsiruošti dar infrastruktūrą, tai yra valymo įrengimus, takelių, automobilis buvo reikalingas maisto atvežimui, todėl buvo kreiptas į VVG paramos. Mūsų sodyboje galima apgyvendinti iki 50 žmonių nakčiai ir pilnai pamaitinti. Mūsų sodyboje yra suteikiamas maitinimas, aptarnavimas pilnai. Sodyba pati randasi Medomiškio kaime, 3 hektarų plote. Yra gėlynai apie hektaras, visur takeliai. Iš VVG įsigijome fontanas, pavėsinės, suoliukai, aikštelė šitą ir valymo įrengimą ir automobilis, kuris mes turėjom, bet buvo reikalinga keisti maisto atvežimui, nes yra teikiamas maisto tiekimas renginiams į pasirinktą vietą svečiams. Mes taip pat tiekiame išvežamą maitinimą banketams į jūsų pasirinktą vietą, svečių pasirinktą vietą.